Labą dieną. Ir šiandien mes susitikom, gaila, kad ne podcast'e, bet... Nežinau. Kaip mes taip vadinsim? Gamta, duok mum idėjų. Duok mum savo švarę aurą. Gryną orą. Užvesk mus. Gerai, žodžiu, mes šiandien žiūrėsim savo senus, nelabai senus video. Tiesiog pagrindė juokingus video. Jo, pagrindė juokingus video ir pasakosim kažką, kas ten vyko maždaug, kažką apibūdinsim apie juos. Tai... Atsiprašom už pašalinius garsus. Mes nesam kažkokiem miškiam, mes tiesiog aikštelė, tai čia prie aikštelės yra miškelis. Tai. Bet labai gražus vaizdas. Jo, jis atrodo. Tai gerai. Tai video, kurį parinkau aš. Okay. Tai kadangi aš parinkau, tai aš ir papasakysiu. Tai čia buvo 24 metų kalėdos ir Daniela atėjo pas mane. Kai visada su tiktokais naujais kažką šoks naujo. Jep, ir žodžiu, mes tenais tiesiog pašokam trendą, nes tuo metu tai buvo trendas. Ir man buvo linksma ir mes sugalvom jį atkarto, tai labai juokingai buvo, nes gale aš tiesiog paskui sesiai spyriau, nes ten lindo taip. Čia nesmurtas. Ten nebuvo smurtas, ten tiesiog juokinga buvo, nes... Nieks nebuvo sužeistas. Taip, viskas buvo gerai. Aš turiu video, kaip mes dainuojam. Iš kur? Taigi, šitam video tenais kaip matėt, mes dainavom ir jos tiesiog atėjo ten nuo galo parodė tą video. Mes iš vis nieko nematėm, kad mus filmuoja. Mums patinka dainuoti aplamai karaoke ir tiesiog mes random dainavom per visus namus, kad net visas kaimas girdėjo langas atidarytas. Ir mes kaip pastoviai visada su langais atidarytas ir ant mūsų rėgia, kad mes uždarytume langus. Nes jie gal gėda, kad mes dainuojame. Nes šiaip jau būna apie 11 valandą vakaro. Tai jo, ir tiesiog pro langą tai mus snykė, kad o čia nufilmavo. Biški jo. Bet buvo juokinga, kai tėtis toks ateina toksai. Я пахнучий бойский, малина волосный, там идет мой сон. Ветер давит мысли, я на ветру повысну и буду ждать разгон. Этот мой песок. Žodžiu, šitam video jinai man padarė make-upą prieš šitą video, nes aš norėjau pasimokyti, aš prisipirkau daug make-upą, man buvo išleistuvės ten paskui po mėnesio. Ir aš tiesiog norėjau pasimokyti make-upą darytis, o ne kadangi ten turi make-upą ir moka daryti, tai jinai man padarė ir mes tiesiog darėm crazy tiktokus ir labai daug pridarėm tiktokų ir gražių ir labai crazy, tai čia vienas iš crazy tiktokų. Jo, ir aplamai mes tiesiog norėjom gražiai nufilmuoti. Bet kažkas paskui atsitiko. Jo, mes nebūtume mes, jeigu kažko nepakeistume savai. Jep. Aš tave myliu galbūt, labiau, gal jei tu mane myli, aukoju viską tau, gal aukoju tu man. Aš net nepamenu, kada čia buvo filmuota, bet mes tiesiog kaip ir prisirinkom visą tiktoką soundų visokių juokingų ir tiesiog pasidažėm pagal maždaug bomžus narkomanus ir tiesiog nufilmavom tokį. Nežinau, labai atitinka mane ir ją tam taip. Mes tiesiog labai mėgstam darytis makiažą ir tokius visokias nesąmonės. Čia buvo diena po kalėdų. Tą dieną jinai pas mane atėjo. Ir čia ne pirmas dublis. Ja, čia ne pirmas dublis, jų buvo daug. Tiesiog ant prikolo irgi sugalvom filmuoti, nes tiesiog random, scrollinam TikToką ir radom. Ir taip išėjo, kad ten video man į paskelnių nenujėmė. Aš visą raudoną buvau, aš ten krentu. Ja, nes į kraujas į kaklą subėga ir jis neišeina, jei tų žodžių pasakyti. Yeah.
Šios, man atrodo, video darytas 21 metais, jeigu neklystu. Tiesiog nesąmonės išdarinėjom pusę namie ir aš kaip visada negaliu nefilmuoti kažko, bet man viskas, tipo, videos, aišku, pusė ištrino. Ir vat, būtent šitas video, nu, man antiek pasirodė, nežinau, mus tiesiog, kai mes vaikystėje buvom, nu, mes dabar vaikystėje, bet, nu, tarkim. Mes dabar paauglystėje. Jo. Bet tiesiog, nu, toks crazy dalykas, nu. Nu, žinot, prisimėm ten tuos laikus kažkada, kai, nu, nerūpėjo visiems, kaip tu atrodai, nes tu vaikas esi. Ir tiesiog, nu, tiesiog tie laikai, žodžiu. Tai žodžiu, tikrais, mano pusbrolio šuo, tiesiog, jinai nebijojo to šuns, bet tiesiog prikolas, kad mano sesė kviečia tą gilę, kad jinai užliptų ant Anielos. Išgyvenau, kol kas dar gyva, kaip man. Подождите, а что это у вас на носу? Сопля? Нет, Новый год! Ok, tai šitas video liktais rudenį žiemą darytas. Žiema jau. Žiema? Jo, žiema mes ant sniego sėdėm. Nu, ok, žiemą. Jo, žiemą. Čia buvo šitas video darytas žiemą praeitais metais, nu, 24. Tai man tiesiog, kaip nebuvo kaip ir trendas šitas, bet man tiesiog labai patiko, kai Namilė nusižvengė tam, tokia. Tuo metu, man atrodo, 23 metai, jeigu aš neklystu, man atrodo, kad jo, ruduo gal. Ir, žodžiu, ten tiesiog buvo kaip ir trendas lygtais tuo metu, gal jau buvo net ir po trendo. Mes tiesiog tik taip tada sukalvom jį atkartoti ir tiesiog aš taip lengvai, tai jo patraukė, jinai manęs negalėjo patraukti ir tiesiog. Ir mano veidas dar tai iš vis. Nekomentuoju. Šitam video, kaip jūs matėt, mes labai tokios crazy. Užsivedusios. Man tiesiog labai juokingai buvo, kad tas filtras uždėtas ir mes filmavom su galinė kamera ir mes absoliučiai nieko nematėm, kai mes filmavom ir tiesiog į porno Emilijos filmuoju. Save tiesiog akis va tokius iškaročią, mes mašinai, tada čia naktis buvo, ten jos tėvai parduotuviai buvo. Ir mes tiesiog crazy dalykus darėm. Vien žodžiu, aš kažkada 24 metai žiema, 23 metai žiema. Žodžiu, nesvarbu, bet 24 metai žiema. Tai aš tiesiog mauksėjau ir einu siunčiau. Ir jinai prašė įdėti šitą video, bet... Gerai, per šitą video galima girdėti žodžius nežiūrėk. Tai čia pas mane buvo, kaime pas močiutę senelį namie. Buvom tualete, aš ėjau maudytis, o jinai ant tualeto sėdė. Nu tiesiog, ir aš sakau, nežiūrėk, nes maža ką toks sneak peek, hello. Ir jos senelis toks, o ką jūs dviese daro? O ką daryt? Sakau, dantys valomės. O jinai dušė. Pitbull, let's show 'em how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all-star, fuck like a porn star. Nebezdėk, nu. Ačiū. Nu tai žodžiu, čia yra 22 metų ruduo. Šokom. Šokom. Tiesiog. Hola. Paračiamo. Haliola. Kaip su vertėju normaliai? Vienu žodžiu. Nu žodžiu. Mes sėdėjom Mome TV, pas jie šlipoveris buvo. Ir tiesiog
mes nusprendėm, kad kalbėsim tiesiog išgalvotą kalbą. Tai mes kalbėjome ir aš tai nufilmavau ir paklausai, kaip mums su žodynu. Sakė, kaip mums su vertėju. Ai, su vertėju. Sakė, kaip mums su vertėju. Jokinga buvo. Ir dabar jokinga, nes aš buvau pamiršus apie tai. Jo. Bro! Okei, aš šitą video įdėjau dėl to, kad Daniela kažką mano TikTok'e čia veikia, tai... Čia iš jo seno telefono ir taip stringa ir tiesiog... Kodėl aš tokia? Šitą dalį tik ir žinom, realiai. Nu ir šitą pradžią. Yeah. Čia buvo šventė, realiai viena iš geriausių, manau, kuriuose mes buvom. Nu tiesiog, aplamai visas šventės fainos buvo, bet čia tiesiog buvo kitokia aura, kitoks vibas, kitoks oras ir tiesiog mes aplamai Čia rudens šventė. Jo. Rudens šventė. Ir mes mečinom, realiai dar tas... Skinė džinsais, Va, ką tik Adidas norėjau maikėm sakyt, jo. ir juodom striukėm. Jo, tiesiog, nu, kai tada dar buvo, nu, trendas tie skinny džinsai, nu gal jisai nebuvo trendas, bet tiesiog visi buvo su tais Nu, skinny dar džinsais. neperėjo visi žmonės į begį, Jo, dar buvo tie nieks tokie... nesityčiojo Dar buvo iš to. tie mommy džinsai, skinny džinsai, o mano mažam mieste tai iš viso niekam nerūpėjo tais laikais skinny, nes dar visi su skinny vaikščiojo. Pagaliau. Telefoną. Ai, jo. Bet jaunas. Tokiu? Negali būti gi nuo 30 metų, ar kiek? Rimtai? Leidžia tokius važinėti jo. Galvoju, kad nėra skirtumų. Prašau, ignoruokit tą užrašą. Aš nežinau, kodėl jisai ten pas mus toksai buvo. Ten buvo tas akantas sukurtas vienam tam video ir paskui tas akantas. Dingo. Jo, Ištrynėm jo. ar nepamenu jau Nu, realiai. žodžiu. Mes labai, bent jau aš labai ilgai kankinausi, man kažkodėl buvo labai sunku šitą išmokti. Ai, jo, šitas šokis mums buvo realiai žiauriai sunkus. Ir šiaip aplamai tais metais mums šokiai, nu, žiauriai sunkus buvo. Jo, tais metais sunkus patys šokiai buvo trendai, buvo sunkus išmokti. Ir tiesiog mes su tokiais kodukais, plaukais, tokie bumbulai. Bet aš visada taip jau tada nešiau plaukų. Tai aš irgi. Nu tai žodžiu, jo. Dabar bus dvi dalis. Čia aš po stovyklos, buvo vasaros stovykla, 22 metai. Vasaros stovykla aš buvau ir, žodžiu, manęs Daniela visada laukdavo, kol aš grįšiu. Aš grįždavau 5 valandą, ar 6, man atrodo, 5. Ir, žodžiu, mes kažkaip vieną dieną nufilmavom ten iš, nepamenu, kažkokios laidos gal, žodžiu, scena, iš še. Iš še. Ne, tikrai ne. Kažkaip srovė, kažkokia laida buvo labai nepopuliari. Ten, kur tokia moteris buvo su tokiais plaukais trumpais. Žodžiu, pagal balsą atpažinsit, manau, ten kažkada seniau žiūrėdavo televizorių, žodžiu. Matymo vaizdo kamera Stasės virtuvėje. Eina valanda po valandos. Virtuvėje ramu. Nieko nevyksta. Kai laikrodžio rodyklės parodo be 20 minučių 3 nakties, staiga atsidaro spintelės duris. Tačiau tai dar ne viskas. Po pusvalandžio, pažiūrėkite patys, ant sienos ima šokinėti virtuvės įrankiai. O dar vėliau, nei iš šio, nei iš to, ima ir nulekia ant viryklės stovinčio puodo dantis. Šios specialios kameros mikrofonas itin jautrus, gali užfiksuoti net ir menkiausius šnabždesius. 5 valandas nevyko nieko, kai staiga, be 20 minučių 3 valandą nakties, kaip vėliau sužinosime, Stasės vyro mirties valandą, virtuvėje ėmė dėtis neįtikėtini, protu nepaaiškinami dalykai.
Bet baisiausia dar mūsų laukia. Kai peržiūrėjome visą įrašą, pabaigoje išgirdome šiurpų balsą, sklindantį tarsi iš paties pragaro. Mes Jo, tai aš nežinau, ką komentuot linksmą. tiesiog mes jau tokios buvom kūrybingos. Ačiū. Mes tokios kūrybingos buvom, tiesiog random. Ir jinai ant manęs rėkė, kad aš prie jos užuolaidų lendu, karoči. Nu, mano mama dievina savo tas užuolaidas ir tiesiog jinai neperneša, kai kažką daro su tom užuolaidom. Jam aš biškai prasilėsiu prie jų. Emilija, tu gali neliesti užuolaidų. Gerai. Na dabar Gerai. tai pasižalysės, tai bent jau nereikia daug. Rulėtai nežalysės. Ai, okei. Vienu žodžiu, čia šitam video man atrodo, kad aš tik tais dar tik ne per seniausiai paspirtuką nusipirkau. Jo, tai. Jo, ir tiesiog mes tokios čiksas, tokios kietos, tokios wow. Jo. Nu, šiaip žiūri, painas. Nu, linksma. Jo, ir pabaiga žiūri mielai tiesiog. Mes tokios išgalvojom pačios pagrindė judesius. Jo, mes pačios sugalvojom. Она альфа, я ее омега, я инь, она моя янь. Мы чувствуем друг друга максимально. Это полет. Это можно пускать волну, она ее подхватит. Все. Она альфа, я... Gerai, vienu žodžiu, šitam video aš nieko nemačiau, aš kaip su akiniais, o ten nuo saulės akiniai ir aš linzių neturėjau ir man tiesiog, aš nieko nematau, ką aš darau, man tiesiog liejasi vaizdas. Ir pas mus apvirsti akiniai tiesiog. Čia labai senas video. Jo, čia žiūri senas video ir tiesiog žiūri, fainas toksai. Čia dar ant tavo to Huawei'aus filmuoto. Huawei? O kur sakyti? Huawei'us. Ai, Huawei'us. Huawei'us. Вообще ты Саш Сигма. Вообще, aš Sigma. Sigma. Tai vienu žodžiu, čia pas mane prieš ar po gimtadienį buvo, nepamenu, gimtadienio. Prieš. Man atrodo, nežinau, tiesiog prieš arba po Nes gimtadienio. po gimtadienio aš išvažiavau, kai su tavim kartu. A, jo, nu tai, Prieš. na va, arba gimtadienio dieną. Ne, Nu, gerai. gimtadienio dieną. Mes per gimtadienį į pabėgimo kambarį varėm, o čia į kino teatrą varėm tą dieną. Ai, nu gerai, prieš gimtadienį, tai tiesiog mes ruošiamės ir tiesiog nufilmavau, nes man Emilija atrodė žiauriai. Nu, nes aš Sigma, viskas. Emilija Sigma. Va tais laikais buvo Sigma. Jo, 24 metai, tai čia Sigmos metai. O mes dar kai buvom kine, Jo, išpynau popkornus visus tiesiog ant žemės, tiesiog visus. mes torto ieškom. Nu jo. Ieškojom torto prie ledų. Nežinau, ką dar paaiškinti, ieškojom torto prie ledų. Va tokios mes pratingos. 3000 IQ. Manau, kad čia labai tiktų soundas bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Žodžiu, nu tai tiesiog side eye. Jo, tiesiog ir buvo garsas, tipo, aš sakau greičiau, bet pašnipždom, bet vis tiek garsą išjungiam, nežinau, ką pašnipždom sakiau. Tiesiog, jo. Sio? Taip? Nu, taip greit. Per kiek laiko? Per 2-7. Nu, okei, šiaip normaliai, jo. Nu tai ką žinau, galbūt antrai daliai mes labiau pasistengsim surasti, gal kažką iš seniau surasim. Bet reikėtų labai gerai pasikapstyti iš tikrųjų. Nes mes čia realiai ant greičio, tai tiesiog per porą minučių. Per valandą. Jo, per valandą tiesiog. Davai, nufilmuojam, tipo, iš senų video kažką juokingo, kažką. Nu, nes jau seniai matėmės kažkaip savo YouTube kanalą. Prieš 3 mėnesius. Jo, prieš 3 mėnesius. Bet čia dar normaliai buvo kažkada, kaip metus nesimatėm prieš podcastą. Jo. Tai aš manau, kad galbūt dabar filmuosim dažniau. Nu, žiūrėsim pagal
pagal kada galimybės. susitiksim. Jo. Nes manau, kad visai nais būtų kažkaip atnaujinta savo YouTube kanalą, kad mes paskui bet kada, kai sugalvosim, galėjome pažiūrėti, kaip mes tipo kylom. Nes, pavyzdžiui, iš podcast'o, tai iš karto toks šūvis, Daug 200 ir- virš jo, peržiūrų. Čia Ir iš tiesiog- tikrųjų mes jau Vau. matom laiptelį ir manau reikia pratęsti tą laiptelį ir nenustot. Nors mes matom, kad, mes vis tiek nekeliam dažnai, kaip ten kiti ten tie populiarūs youtuberiai, bet mes tiesiog po biškį ir Mes norim vis tiek jūs kažkuom vis tiek pradžiugint. Tai galbūt kitą savaitgalį jau vėl filmuosim naują video. Tai kad... mini spoileris, šitą video mes padarysim maždaug beveik panašų, koks buvo įkeltas. Beveik prieš metus. Bliamu, kodėl tiek daug motociklų, bet ten tarp žinai. Tai jo. Kažkas panašaus buvo. Ne, gerai. Gerai, ate, bičias. Paperdžiu.